Sveika, Gintarė, sveiki tie, kas klausys šitą video. Pakviečiau Gintarę pasidalinti mūsų kelionę kartu Subalansuotas verslas programoje, kuri truko 4 mėnesius, su atostogom truputį daugiau negu 4 mėnesius ir kurioje dalyvavo 8 nuostabios veiklios moteris. Taigi, Gintarė, kviečiu tave, prisistatyk, kas esi, ką veiki ir kur. Labas, Lina, sveiki ir visi, kurie klausysis, labai malonu. Aš harmoningų prisilietimu padedu moteriams atstatyti resursus bei sugrįžti į save. Esu holistinio masažo praktikė, dirbanti Klaipėdoje, turiu savo kabinetą, į kurį mielai kviečiu apsilankyti. Mm. Labai, labai gražus ir toks viliojantis prisistatymas. Tikiuosi ir aš šią vasarą apsilankysiu. Dar neteko paragauti tavo prisilietimo, bet daug jau girdėjus apie tave, apie tavo darbą. Tai sveikinu, kad ryžaisi tai daryti. Kaip minėjai, prieš gerus 5 ar jau prieš 5,5 metų pradėjai šitą veiklą ir kaip minėjai, kad esi dėkinga, kad leidai savo išdrysti ir tai pradėti. Gintarė, noriu tavęs paklausti, kad iki prisijungiant prie programos, tu jau buvai 5 metus veikloje, ar ne? Kas paskatino tave prisijungti? Vat kodėl nusprendai, kad norėtum investuoti savo finansus ir savo laiką svarbiausia į va šitą programą? Manau, pagrindinis dalykas tai, kad netenkino įdėto laiko, pastangų ir gražos santykis. Atrodo jau 5 metai kaip dirbi, bet iškrito dekretas tame tarpe, tai realiai aš grįžau prieš 3 metus į darbinę veiklą ir atrodo ir klientų yra, ir dirbu gerai, bet vat, kažko trūksta, finansų trūksta, laiko trūksta, jėgų trūksta, kažkur vis kažko pritrūksta ir jauti tokį vidinį, nepasitenkinimą, kaip galima pasakyti. Tai pamačius tavo žinutę, kad mes esam verslininkės, nesvarbu, kad dirbi savo ir ant savęs ir kad tai yra verslas, kurį irgi reikia prižiūrėti ir auginti, nusprendžiau, kad reikia jį paauginti ir suprasti, ką aš čia iš vis darau iš verslinės pusės. Nusprendei, kad visgi pabandysi prieėjimą į savo veiklą iš verslininkės pozicijos, taip? Taip, 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 Nes ne tik iš to flow tokio, kad, ai, kaip Dievas duos. taip, taip, vat labai ačiū, kad šitą paminėjai, nes iš tiesų vat, mano žinutė labai dažnai yra tokia, kad jeigu tik tai galvoji, kad dirbi savo, kad teiki kažkokią tai paslaugą ir neskaitai savęs versle veikle, tai jau yra problema numeris 1, nes jeigu tu iš to gyveni ir tai yra tavo pajamų šaltinis, tai yra veikla verslas. Vieniems patinka tas žodis, kitiems tas, bet mes turime į tai žiūrėti kaip į verslą. Ir kito kelio nėra, jeigu mes norime iš tiesų iš to turėti pragyvenimo šaltinį ir, kaip tu sakai, turėti ir laiko, ir erdvės savo, nes taip, toks darbas su žmonėmis, jisai iš tiesų reikalauja didelio ir pasiaukojimo, altruizmo ir energijos. Ir žinoma, kad mes turime būti už tai gerai atlyginamos. Ir dažnai žinom ir tu žinai ir iš savo kolegų ir iš savęs pačios yra sunku tai padaryti, sunku įvesti tos tvarkos, kas liečia į finansus, į finansų paėmimą, iškomunikavimą savo kainos ir ypač kainų kelimą. Tai dabar, kadangi jau praėjo, žinai, Gintarė, turbūt 2 mėnesiai, kai programa pasibaigė ir aš puikiai pamenu tavo iššūkį, kas liečia Pažada. įkainojimą, aš noriu tavęs paklausti, ar tu pasikoregavai savo kainas? Aš pasikoregavau savo kainas tų masažų, kurie yra pagrindiniai mano ir einamiausi. Tai valandos nugaros masažas ir visų kūno masažas 1,5 valandos. Jų kaina pakilo su tikslu, kad dar šiais metais vieną kartą kelsiu, kad nebūtų iš karto toksai didelis. Tai buvo aiškus, jisai 5 eurų pakelimas, bet tai atnešė tikrai vidinės netgi ramybės, sakyčiau, tokios, nes tai kirbėjo jau kurį laiką,
o vis atrodo, tu nedrįsti ir kaip čia bus, o kaip padariau ir va toksai, nu ir gerai. Jo, tai padariau. Taip. Padarei, tai sveikinu, kad tai padarai, nes tikrai žinau, čia šitą temą mes turėjom nemažai diskusijų ir, vat, pavyzdžiui, dabar, vat, kai pagalvoji, okei, tu žinojai, kad tau reikia pakelt kainas, tu žinojai, kad kaip ir pinigų yra trūkumas ir tai yra, nu, netaip jau gerai, ne, jeigu tu dirbi ištisai, bet tu nepatenkini savo poreikio, ar ne, tai logiškai kaip ir supratai, kad reikia kelt kainas, bet kažkodėl to nepadarei. Tai kaip tu galvoji, vat, kas programoje padėjo tai kaip priimti tą sprendimą? Kas be ko tai padėjo palaikymas. Nu, tikrai tas ir kad mes buvom grupė, buvo kitos merginos, kurios taip pat įvardino tai, kad, nu, būtina yra, o iš kitos pusės vertės savo įvardinimas, nu, kaip pasakyti, įvardinimas pačiai savo, kuom tu esi vertinga, kuom tavo paslauga yra svarbi ir reikalinga žmogui, tai davė didesnį pasitikėjimą savimi ir leido tą kainą pakelti lengviau ir nu, be tokių didelių skaudžių abejonių. O gal taip pasakyčiau. Mhm. Būtent savo, mes net ir darėm tas užduotis, kuom ta mūsų paslauga yra, kuom patenkina kliento poreikį, tai per tai suprasti, kuom tu esi vertingas kitam žmogui. Nu, nes kitas iki užsidirbi čia, dirbi, atrodo, nu darai ir ką aš čia tokio ypatingo darau. Nu, aš tiesiog, nu, dirbu. Bet, aišku, ir atgalinis ryšys žmonių labai daug ką duoda. Kai Mhm. susirenki, kokią jie gavo naudą po mano masažo. Taip, Taip. taip, vat, programos metu mes labai smarkiai lietėm įkainojimą ir tą vertės suvokimą, nes dažnai iš mūsų pamirštam ir net nesuvokiam, vat, kokią vertę mes duodam. Kaip aš sakau, man pačiai kažkada buvo labai sunku įvardinti, kaip yra kažkoks fizinis produktas, daiktas, tai tu žinai, tu pardavai daiktą, jis yra tokia vertė, yra jos tokia savikaina, bet kai mes atliekam paslaugą, yra sunku, atrodo, apčiuopti ir va dėl ko padėjo, ar ne, šitie vat, naudų įvardinimai, visų pirma, kokios naudos aš gausiu uždirbdama daugiau, kaip aš galiu dar labiau pasitarnauti pasauliu, ar ne, nes, aiškiai, visų pirma, aš galiu pasirūpinti savim, aš galiu dar daugiau duoti kitiem. Kitas dalykas, naudos ir vertės suvokimas iš mano paslaugos, realiai, kiek daug mano paslauga suteikia klientui, kokią transformaciją. Čia nėra, kaip žinai, kūną kaip tešlą paminkinti ir viską, žinai, tam kartui. Tai yra daug gilesni procesai užvedami su tuo. Tai taip, va dėl ko ir kiek žinai, nu, programai daug vyko vidinio darbo ir kaip aš sakau, žinios visą laiką ir tu pati žinai, turbūt ir tų žinių turėjai daug. Žinios yra vienas dalykas, bet visai kitas dalykas yra atsisėsti, daryti, pildyti, pajausti kažkokį nepasitenkinimą, Praktiškai. baimę, skausmą, aptarti tai ir tada judėti po truputį toliau, ar ne? Aš kaip dabar prisimenu, nu tai toks vyko stiprus procesas, iš tikrųjų, nors atrodo, tu mažais tokiais žingsniukais, ten gabaliukais darai tas užduotis, ten, nu tarsi tu iš tokios didžiulės atkarpos knebinėjai tam mažam, ten paknebinėjai, o paskui tame vat, procese, va 6 mėnesiai praėjo, ne, nuo pradžios kažkur tai, ne, ir tu matai tą savo augimą didelį, kiek tai įnešė. Mm. Taip, taip, tai vat būtent tas man ir patinka, kad programų metu galima, kaip va, tu sakai, imi krapštai vieną, darai kitą ir galbūt tas rezultatas irgi jisai nėra toksai iš karto, žinai, jisai nėra automatinis ir ne kitą dieną. Pas kai kurios, pas visus gali būti skirtinga, ar ne, bet dažnai, kaip aš sakau, šitos vat, mano programos metu aš tikiu, kad pasideda labai gilus ir stiprus pamatas ir ateities, nu, tarpsme, ateičiai, kaip mes veikloje save matome. Tai taip, va, dėl ko tas gilesnis darbas manis yra priimtinesnis, nes visi žino, kad reikia kainas pakelti, visi supranta, kad reikia ten tą ir tą daryti, bet kažkodėl ne visi tai ima daryti, ne visi išdrįsta tai daryti. Kokius dar apčiopiamus pokyčius tu pastebėjai apie save kaip žmogų, apie savo veiklą, galbūt santykius su klientais, e, kaip rezultatas vat, po šios programos darbo?
Ir kad to pasitikėjimo atsirado daugiau, tai tikrai jisai irgi taip nebuvo, kaip tu sakai, kad bam su vieną dieną ir jau čia, žinai, žydžiu su pasitikėjimo jėgomis didžiuliam. Bet procese aš jaučiuosi, nu nežinau, jeigu ten būčiau įvardinus, ten, kiek ten mes darėm to pasitikėjimo, tai dabar jau galiu įvardinti save 90 balų, žinai, kad aš jį nu, jaučiuosi tvirtai savo veikloje, tvirtai tuom, ką darau, tai tikrai manau, kad tai yra šito kurso dėka, nes nu, ten vyko tokie giluminiai procesai viso jo metu, kad net neina apčiuopti, kuriuo momentu ir kuri užduotis ir kuri praktika ar kvėpavimas tai davė, nu, nes tai buvo, nu, kaip sakai, visuminis darbas. Santykyje su klientais lengviau nubrėžti ribas, nes irgi buvo ir kalbėta, ir diskutuota, ir tarsi žinai, bet vat, seka to iš to pasitikėjimo, kad tu nebijai, kad jie kažkur dings, kad kažkur, nu ir dings, nu ateis kitas, kuriam labiau reikia, na, tu nubrėži ribas vėlavimo klausimų, mokėjimo klausimų, nuolaidų klausimų, nes tikrai kartais pakalbu su kolegom, sako, oi, turiu tokius nuolaidinius, nu, kurie nori nuolaidų, sakau, pas mane tokių nebėra, žinai, bet tik tai yra lojalumas. Nu, kas lojalūs klientai, tam yra taikomas, kaip sakant, abonentinis tas mokestis. Tai aš tą galėčiau paminėti, o daugiau dabar taip greitai neprisimenu. Biškai daug laiko jau Bet praėjo. jau taip, tas tiesiog tas, jo, tas išsivardinimas turbūt būtų buvęs svarbus tuo momentu, kai tie cinkeliai, žinai, reiktų atsiversti užrašus savo ir susižiūrėti, ką esu aš atsižymėjęs, nes tai taip lietai ir aš va taip suprantu, kad šiandien esu visai kitas žmogus negu tada tą rūpjūtį, kai aš prisijungiau tenais. Tai tas yra labai labai smagu. Ir finansiškai pagerėjo, ir patalpas pakeičiau, ką įvardinau, kad reikia keisti, o vis atrodo nesiryšti, nenori. Nu, aišku, gyvenimas privertė pakeisti, bet tie pokyčiai buvo inicijuoti, jie buvo užduoti, kad aš noriu ir Užrašyti. turiu, Taip. ir džiaugiuosi, Taip. džiaugiuosi tais pokyčiais. Taip, aš atsimenu, vat, tu viena iš dalyvių, kuri paminėjai, sakai, kad, aha, vyksta progresas ir sakai, bet aš atlieku, dabar neatsiminsiu, kiek gal sakai, 70%, tik tais, nu, įdedu savo energijos. Taip, Tai taip. sakai, kažin, kokie būtų rezultatai, jeigu 100% aš įdėčiau šitą programą. Ir aš galvoju, nu va, bet taip ir yra. Kiek įdėjai, ar ne, pati darbo, Taip, taip, tiek ir taip. gavai. Kiek darei, kiek nagrinėjai, kiek užsiakcentavai, tiek turi dabar, nes ko tada nepadarei, jau nebegrįžti padaryti, jau viskas, jau nuplaukė ir nuplaukė. Tai čia nebent vėl tai į sekantį kursą arba į mentorystę šokti ir tada jau vėl dėlioti, žinai, iš to taško, kur šiandien esi. Nes tas taškas, kur buvai rugsėjai, jisai jau viskas, jisai jau nebėra. Mes galim tik aptarti tą procesą, kuris tai įvyko. Taip, Taip, nu, net ne 70, man atrodo, aš mažiau įvardinau, nu, kad aš pastangų įdėjau, bet tikrai, wow, efektas net tiek įdėjus yra didžiulis. Tai, nu, jeigu tu įdėsi 80-90% savo nu, darbo, tų jėgų, nu, nes, nu, ten tiesiog reikia prisėsti ir padaryti, nu, tiesiog, taip, netidėlioti, o prisėsti ir padaryti, nes tai nėra kažkokio kosminio sudėtingumo tos užduotis, tai yra nu, pasikrapštimas tiesiog savyje. pasikrapštimas po save, ko dažniausiai mes ir nedarom. Ir va dėl ko aš taip irgi Noris dažnai pabėgti. taip, dėl ko aš sakau, ten dar kitą kartą, kai žmonės dar sako, ar kokią knygą parekomenduoti, aš jau sakau, knygos nepadeda, seminarai, kursai įrašyti nepadeda. Todėl, kad žmogus pavartoja informaciją, tu turi eiti, sėsti, rašyti. Ir jeigu esant grupėje, tu gauni tą palaikymą, tu gauni tą, kaip aš sakau, šiltnamio sąlygas, tu gauni sėklą, gauni žinią ar ne kažkokią tai užduotį ir gauni tą šildomą teritoriją, kurioje tu gali pradėti skleistis. Nes dažniausiai žmonės, kurie tik žiūri ir vartoja informaciją, ir aš pati tame buvau, kai klausai, skaitai, bet nu nieko nepadarai, realiai nieko nepadarai, nes reikia atsisėsti ir Tai daryti. maitini čia, maitini.
Ir o naudos iš pervargsti. to mažai. Taip, nes, nu, perkrauni tau, atrodo, čia tą ir tą reikėtų daryti, bet nežinai, nuo kurio Taip, galo pradėti. Tai taip, man tavo kursas buvo wow, tas įrankis, kur mažais gabaliukais, mažais sustiguotais gabaliukais tu, vat, paėmi šitą padarai, tau nereikia galvoti apie 25 užduotį, žinai, tuo momentu, nes tu darai trečią dar tik tai. Nu, va, taip, tai tas išskaidimas, ko tu pats su savim dažniausiai nu, nepadarai, nes tu galvoji, o čia reikia padaryti, čia tą už metų, tą reikia padaryti, čia reikia susipakuoti, susiplanuoti 10-metį, čia reikia. Nu, ir tu taip save išsibarstai, kad sėdi vat, ir nenori nieko daryti, viskas. O kai taip. yra tau sudėliota, čia tas įgūdį augini, finansus prižiūrėti, nu, taip. Kaip tau sekasi dabar su finansais? Nes, žinau, mes irgi ten turėjom tokių įdomių pokalbių su pačia, kas liečia finansų pačios valdyme. Ar kažkas pasikeitė? Manau, kad pasikeitė. Aišku, tikrai nepareiginga finansininkė, žinai, bet nepatapau, žinai, pareiginga finansininkė. Gal kitai būtų, jei tikrai turėtum, žinai, savo tą saloną ar nu, didesnį kažkokią atsakomybę už kolektyvą, vis tiek esi daugiau mažiau tik atsakingas už save, žinai. Jo, bet yra sąmoningumo daugiau tame, yra daugiau užrašymo. Apskritai, labai dažnai mes nežiūrim savo išlaidų. Nu, tokie, vat, kaip mes dirbantis, tai jau tas išlaidas, tai ai, čia nesvarbu, čia žvakutę nupirkau, čia tą nupirkau, čia biški tą, biški, biški tą ir jau žiūri, kad jau pripirkai nemažai visko, nu, visko reikia, iš tikrųjų, tai normalu, tai yra tavo darbo nu, aplinka, tavo darbo sąlygos, darbo priemonės, tai šitą dalyką tai aš seku, seku, žiūriu, kiek kur kas dėliojasi. Ta jau tendencija, nu, jau žinai, vis tiek, kai dirbi kurį laiką tendencija, kur kas tos išlaidos sueina. Ai, bet su planavimu į priekį, tai dar šitas dar ne. Tik tai esamą momentą, nu, kaip praėjusią momentą, taip, žinai, susidėlioti, kiek gauta, kiek išleista yra visai, bet tas į užplanavimas į priekį, tai dar taip jisai kertasi su mano flow režimu šio momento. E, Matai, tai ir viskas gerai, Gintarė, kaip, žinai, yra kvaila ir naivu netgi tikėtis, kad įvyktų kažkoks labai didelis, drastiškas pokytis per trumpą laiką, ar ne? Jeigu, sakysim, buvai rugsėjo pradžioj visai ten viename, kas liečia finansus, tai yra reikalingas tas nul... Tai yra Nu, parašiau reikalingas du, tas... man atrodo. Jo, visos, kurios pildėt ratą, nu, vat, kaip įvertinimų, tai pas visas buvo daug geresni rezultatai, kas iš tiesų labai mane džiugina. Ir vat ką norėjau tau tik tai pasakyti, kad tai taip, dabar vat jau pradėjai skaičiuoti, jau skaičiuoju, man patiko žodis, ką paminėjai, sąmoningumo daugiau atsirado, nes realiai mums ir trūksta sąmoningumo. Žinios yra žinios, bet mums trūksta sąmoningiau į tai žiūrėti. Ir jau dabar skaičiuojasi bent vedi išvadas, bent jau suvoki, kiek išeina ant tavo veiklos ir kažkada dar pradėsi ir tikslus susidėlioti, kaip pasižiūrės, pavyzdžiui, per vasarą noriu tiek ir tiek, nesgi nedirbsiu visą vasarą, kažkaip ir šeimai reikia skirti, ir atostogoms skirti laiko. Tai toks jau atsiras natūraliai planavimas, nes tu jau dabar skaičiuoji, tai jau tau skaičiai pradės patikti ir tu pradėsi natūraliai ir tai gali ateiti tiesiog natūraliai. Tai yra žingsniai, kuriuos tu žengi ir viskas su tuo yra gerai. Tai labai džiugu girdėti ir labai smagu buvo išgirsti, vat, kad pačioje pradžioje ir paminėjai, kad daugiau yra to pasitikėjimo, nes vėlgi, ką aš akcentuoju su kvietimais į savo programą ir šiaip aš laikausi šitos pozicijos, kad galų gale viskas remiasi į mūsų pasitikėjimą ir mūsų tikėjimą, kiek mes galim. Nes kaip aš sakau, visi turime tuos pačius gebėjimus, ar negalim kažkurios gebėjimus labiau išvystyti, bet realiai visi remiamės į pasitikėjimą, nes ir masažo praktikų yra skirtingų ir jų daug, ar ne, kažkodėl vieni labai gerai vysto savo veiklas, kiti ne taip. Tai kame reikalas? Tai aišku, kad yra pasitikėjime, ar ne? Tai vat pasitikėjimas, va, kaip sakai, kad jisai kaip išauga, tai iš karto visai kitaip ir save pristatai, visai kitaip iškomunikuoji. Ar pavyksta tau komunikuoti, mažai būnu soc medijoje dabar, bet ar komunikuoji daugiau soc medijoje apie savo veiklą?
Nekomunikuoju, nes kol kas tiesiog užtenka iš to, ką dirbu. Nu, dalyvavau moterų toj susitikimuose keliose, bet ir ten tiesiog neužtenka kol kas laiko, nes norisi daugiau skirti ir namie, vaikams, prie mokslo prieiti. Tai su socialinė medija, tai tyla kol kas, tyla tenais yra, ramu, tylu. Ir net nejaučiu iš tikrųjų to poreikio, Poreikio. net samdyti kažką, tai kad kažkas, nu, absoliučiai dabar tokia yra. Ir suprantu, kad tai pasikeis ir aš jau žinau, ką reikės daryti, bet šiuo momentu tai toks visiškas, nes aš nu, neturiu kada, aš ateinu, dirbu, aš išeinu į savo veiklas, į savo kažkokias praktikas, aš namo ir va taip, nu, tiek va Ratas. dabar tai, jo, ties trečias mėnuo va šių metų eina ir aš net nesuvokiu, nu, nėra kur netiterpti šito dalyko, va tą mano Mm. gyvenime, žinai, šiuo Mhm. momentu, bet aš suprantu, kad tai yra, nu, banguota irgi. Banguota, taip. Ir ką noriu pasakyti, kad taip, aš tave pilnai suprantu, nes aš pati nesireiškiu soc medijų turbūt nuo gruodžio jau. Kažkoks irgi atėjęs yra etapas, bet kas liečia, vat, tau, kaip sakai, kad vat, grįžtų darau ir taip toliau, tai vat, galėsim po šito video truputį apie tai pašnekėti, nes tai yra vienas iš pirmų ženklų, kad tu gali kelti dar daugiau savo įkainius. Tai yra, kai tu esi pilnai, turi darbo, žinai, nu, prasme, darbo kalendorius yra pilnai užpildytas ir tau net nereikia dėti jokių pastangų, žinai, į reklamą. Čia yra svajonė kiekvieno, kuris yra veikloje, bet augimui mums reikalingas tas taškas, kaip tu jį dabar prieėjai, žinai, kad tada dar laikas kelti kainas, galbūt naujiems klientams ir kad jie ateitų, bet dar pakalbėsim apie tai atskirai. Gerai. Tai džiugu labai girdėti apie visą šitą tavo pačios progresą. Man, aišku, tikrai labai labai malonu. Jeigu tu, pavyzdžiui, dabar paklausčiau, vat moterį, kuri žiūrės šitą, ar ne, kuri galbūt, nežinau, kada sekantį kartą aš vesiu programą, turbūt greičiausiai vėl tik rugsėjo mėnesį, bet, pavyzdžiui, moteris, kuri dvėjoja, vat nežino, jei čia reikia, nereikia ir iš vis, ką tu galėtum pasakyti moteriai, kuri, vat galbūt kaip ir tu, yra pasimetus, nepasitikė, žinai, gal veikloje 5 metai, gal 10 metų, gal tik tai prieš metus pradėjo. Ir vadinai dvėjoja, žinai, čia tos programos, čia laiko reikia, čia kitos moteris ateis, čia kaip aš čia dabar kalbėsiu, vat ką tu galėtum pasiūlyti, patartų tokiai moteriai? Žinai, tas mano toks patarimas dabar toks bus. Eik. Nu, negalvok, eik, nes, nu, kai tu pasakai ne, tu uždarai visus langus ir visas galimybės ir vėl esi tame. Ir ką tu prarasi? Nu, ką prarasi? Tu investuosi savo pinigus į žinias, į laiką, į palaikymą, nu, ir tu vis tiek paaugsi, nors tiek, nu, nors kažkiek. Taip. Tai išjudėti iš sąstingio, jeigu tas sąstingis yra, nes jeigu jau kažkur užkliūna toks video, ne, tas, nu, kažkoks kursas, tai vis tiek esi kažkokiam tam tikram sąstingiui, nes man dabar nekliūna, aš nematau jokių Kaučerių. Kaučia, nieko, dingo visi. Jau ten, matyt, pasakau, ir vieni, ir kiti, žinai, va, tenais kybina. Tai va, tai jeigu tau jau kliūna, nu, reiškia, nesijauti gerai, tai pabandyk, nu, pabandyti, nu, tai nuo to blogiau Mhm. tik nebus, tik geriau bus. Nu, Tu aš taip labai, manau. jo, tu labai gerą dalyką pasakei, kad iš tikrųjų, kai pas mus pradeda suktis, kad yra online, žinai, soc medijų kažkokie dalykai, reiškia, mums iš tikrųjų tai rūpi. Ir aš taip pastebėjau, pavyzdžiui, mano skalbimo mašina sugedo, kažkaip aš pradėjau matyti tas skalbimo mašinas. Nu gerai, aš paieškau gal vienos, bet dar iki tol, kol paieškau, jas kažkaip, aš jas pradėjau užmatyti, žinai. Tai reiškia, man tai yra svarbu. Ir vad gerai tu pasakai, jeigu jau matai, vienas kaučeris kalba, kitas kaučeris kalba, reiškia, jau laikas kažkur eiti, kažką padaryti, nu, nes jauti kažkokia Nu, nepasitenkinimą, nes akivaizdžiai dabar, jeigu tu sakai, aš jau nebematau jokių kaučerių, niekas manęs niekur nekviečia, tai reiškia, tai jau gana. iš tikrųjų pakvietė, bet aš pasakiau, kad dalyvausiu ir dabar prisiminiau, kad aš jį pamiršau, žinai.
Bet ten tiesiog vieną susitikimą, nu, ten bendromi tą, BNI, ten tas klubas, žinai, bet nu, nesvarbu. Bet šiaip jo, jeigu jau tave, nu, spinduliuoja, kad reikia, nu, aš manau, kad verta pabandyti ir jeigu tu pamatei Liną, nu, tai tada iš vis tobulai yra. Nes Ačiū. pataikysi ten, kur reikia. Mm, Nu, nes ten jau tikrai gausi maksimumą. Nu, mes gavom maks, aš nežinau, mes nes tiek gavom daug, kad net nepaėgėm tiek, nu, įgyvendinti, kiek daug gavom, bet gavom maks ir rūpesti ir klausimus, ir kiekvieną kartą, kiekviena būdavo pakalbinta, nepamiršta, nepalikta kažkur tenais, nu, kad kažkokios dominuoja, nes grupė vis dėlto yra, ne, nu, visada vienas yra aktyvesnis, kitos yra pasyvesnės, tai man tas labai patikdavo, kad visada visas pakalbintos ir kad gavom ne tik mentalinės tas praktikas, nu kaip ne tik proto praktikas, bet ir kvėpavimo praktikas, meditacijas. Aš iki dabar atsimenu tą leidimąsi tenais. Jo, va, tai tos praktikos įgilino viską, įprasmino, leido susibūti su tais pokyčiais, kurie jau vyko. Nes, nu, jos kartais nelengva yra pakelti, vat, nu, kaip man tas kabineto paieškos, nu, tas mėno tikrai buvo labai nelengvas ir ašarų ne viena išvengta buvo ir streso didelio ir įtampos, bet tos praktikos tarsi, nu, įleido tą informaciją kažkur į pasąmonę, vat, nu, mm, įrašė. mm. Taip, va dėl ko aš ir kombinuoju, kaip aš sakau, aš netikiu vien tik tai svedimu, pavyzdžiui, per strategijas. Nu, va čia yra tokia strategija, žinai, va čia reikia taip reklamuotis, va čia tokios pas tave turi būti kainos, čia dabar paskaičiuosim, padarysim. Aš tom netikiu, todėl kad, todėl kad mes turim vidinius dalykus, kurie mumis stabdo. Ir pirmia, mes turim ten pasižiūrėti, į ten įeiti ir ten jausti pasitikėjimą, ten jausti, kad aš tikrai galiu, kad aš tikrai tiek verta. Ir va tada viskas pasidaro. Ir kaip aš sakau, meditacijos irgi ir vizualizacijos, ar ne, ir kaip mes darėm daug pratimų, kad reikia įsivaizduoti, kad aš jau tai turiu, ar ne. Visa tai veikia tik tai kartu apjungus veiksmą ir tą vidinę būseną, nes mes negalime nieko gražaus ir didingo sukurti, jeigu mes esam kažkokiam strese ir esam visiškai išsibalansavę. Visa kūryba, ar ne, visas augimas vyksta mūsų ramybės būsenoje, kai mes esam ramios, tai aišku, meditacijos padeda įeiti giliau, padeda nurimti, pasitikėti labiau visatą, vedimu ir ten, kur aš esu. Labai, labai čia mes gražų ir smagų pokalbį apturėjom. Ačiū labai už tavo atsiliepimą. Aš tikiuosi, kad mes gal dar kažkur kokiuose programuose susitiksim, Aš tikrai manau, kad susitiksim. nes aš ir pati dažnai jungiuosi pati kaip dalyvis į programas, nes man tai yra reikalingas mano pačios veikloje palaikymui. Tai pabaigai tik tai, vat, kas klauso, tai noriu paminėti, kad aš esu verslo strategijos kaučerė moteriams, padedu moteriams uždirbti daugiau, darant mažiau, padedu moteriams atstatyti prarastą pasitikėjimą, sutvirtinti pasitikėjimą, patikėti, kad jos tai gali ir kad galėtų išeiti į didesnės erdves, pristatinėti save, savo veiklą, tiesiog užtvirtinti tą savo žinojimą ir pasitikėjimą. Tai Gintarė, ačiū tau labai ir iki kitų kartų. Ačiū tau labai irgi, kad pakalbinai. Ir iki kitų kartų.